Jau minėjome, kad mūsų archaiškos smegenys nesugeba susidoroti su itin sparčiai besikeičiančia aplinka ir informacijos griūtimi. Tai savo ruožtų gimdo Merfio dėsnius. Tokios smegenų architektūros ir veikimo principų prasmė – taupyti energiją, kurios smegenys palyginus su visu organizmu sunaudoja daug. Kaip smegenys balansuoja tarp energijos poreikio, informacijos patikimumo ir triukšmo lygio. Neuronai kaip ir tranzistoriai siunčia signalą arba ne. Kadangi neuronus gamta labai sumažino, dažnai jie spontaniškai siunčia impulsus atsitiktinai atsidarius jonų kanalams. Siekiant išvengti lemtingų klaidų, smegenys vienu metu panaudoja kuo daugiau neuronų. Balsų dauguma laimima ir taip galiausiai perduodama teisinga informacija. Aš vis toliau galvoju, kad smegenys yra sukurtos, kad jos būtų kuo patikimesnės. Nes pavyzdžiui, visą laiką sakoma, kad jeigu išgeri stiklinę alaus, tai ten 100 ar 200 neuronų žūva. Ir ta klausimas kyla, kodėl tada smegenys nustoja vis tiek dirbti. Tai atsakymas toks, kad yra perteklinis tų neuronų kiekis ir jos yra suoptimizuotos tam, kad patikimos būtų. Mokslininkai imituoja gamtą, sukūrė naujo tipo neuromorfinį lustą kompiuteriams. Esmė ta, kad skaičiavimui naudojamas analoginis procesas. Pasiekus tam tikras slenkstį įsijungia skaitmeninis procesas – elektros impulsas. Vietoj tūkstančių tranzistorių naudojamas vienas tranzistorius su kondensatoriumi. Jau sukurtas Neurogrid kompiuteris sudarytas iš 1 milijono neuronų ir jis vartoja vos 1 vatą elektros energijos. Šiuo metu IBM mokslininkai konstruoja neurokompiuterį su 64 milijonais silicio neuronų, prilygsianti pelės smegenims. Kita smegenų ypatybė – užmaršumas. Kai kur informacija ilgam įstringa mūsų smegenyse, bet dauguma išnyksta it dūmas neblaškomas vėjo. Aido Alaburdos nuomonė gerai, kad mes daug ką užmirštam. Yra trumpalaikė atmintis, ilgalaikė atmintis. Ir ilgalaikė atmintis įrašo tai, ką mes kartojame. O ką mes kartojame? Tai, kas reikalinga yra. Vienas dalykas. Kitas dalykas, atsiminam tai, kas susijęs su stresu. Ten, jeigu koks pavojus iškilo, visa kita, tai reiškia, vėlgi tai yra naudinga atsiminti tam, kad reiškia to pavojų kitą kartą išvengti. Va, o sakykime, jeigu mes ėjom, pamatėm kažką, mes be abejo tai pamiršim, nes mums tai nereikalinga. Ir aš manau, kad tai yra evoliuciškai smegenys įmontuota tam, kad būtų susitvarkyta su srautais. Kitai žodžiais tariant, smegenys turi ne tik tai informaciją priimti, bet jos turi valdyti informacijos srautus ir atskirti, kas yra reikalinga, kas yra, ką galima ir praleisti tam kartui. Įsiminimo arba mokymosi procesas labai svarbus, kadangi jis keičia mūsų smegenų struktūrą ir netgi veikia neuronų genų aktyvumą. Nikolo Karo knygoje The Shallows pateikiami įrodymai, kaip internetas bei paviršutiniškas skaitymas veikia smegenis. Mokymasis ir informacijos apdorojimas, tai yra mąstymas, stiprina ryšius tarp neuronų. Naujų sinapsių tarp nervų ląstelių atsiradimas reiškia, kad informacija perkeliama į ilgalaikę atmintį. Įdomu, jog šiame procese dalyvauja ne tik baltymai, bet kinta ir kai kurių genų aktyvumas. Kitaip sakant, mūsų mokymasis veikia neuronų genus. Vis daugiau informacijos patikėdami kompiuteriui ardome ilgalaikės atminties susiformavimo mechanizmus, o kartu ir savo mąstymo sugebėjimus. Svarbesnis gal net šitoje vietoje dalykas pradžia, tai yra kaip mokomasi skaityti, kaip mokomasi rašyti. Ir problema, kad dabar tas raštingumas, jis daugiau kompiuterinis yra. Sakykime, kompiuteriai žymiai lengviau rašyti, jau nuo darželio laikų vos ne kompiuteriais naršo, o problema yra motoriniai sistemai. Motorika, ją reikia valdyti raumenis, kad atlikti judesius rašyti. Rašyti reikia išmokti, tai reiškia yra treniruotė smegenų. O kitas grįžtamas ryšys yra, kad kai to nevyksta, tai ir smegenys mažiau lavinamos yra. Jeigu norime tobulėti, savo intelektą ir mąstymą privalome lavinti, kadangi smegenyse gaivališkas archaiškas pradas migdoliniai kūnai, kuriuose saugomos neigiamos emocijos, nuolatos konkuruoja su labiau civilizuotomis struktūromis, frontalinėmis žievėmis. Kaip visada, technikoje visur, kur turi būti mašinai, tarkim, akceleratorių stabdis. Su vienu bet kuriuo pedalu nenuvažiuosi, tai taip ir gyvojo gamtoje, ir gyvam organizme turi būti ir pliusas, ir minusas, ir tik jų sąveika ir balansas priveda prie gero kažkokio tai rezultato. Tai jeigu apie smegenis kalbėjo, tai iš tų senųjų tas archikorteksas vadinamas, sakykime, dabar labai populiarus migdoliniai kūnai, amigdala, kas yra, kur tikrai archaiškas darinys, bet labai svarbus mūsų, ne tik mūsų ir gyvūnų gyvenime. Vėlgi su tom emocijom, su neigiamom emocijom ypač siejamas yra ir turim žmogui būdingą aukštesniesiam primatam antstatą neokorteksą naująją žievę ir konkrečiai, sakysim, kaktinės orbitofrontalinės žievės, kur yra sprendimų priėmimas, kur yra pasekmių įvertinimas, prognozavimas. Gyvenime šios dvi sritys nuolat konkuruoja tarpusavėje tarsi gėris ir blogis, tarsi Batmanas ir Džokeris, arba blogiems darbams gundantis pinčiukas ir nuo kvailysčių mėginantis apsaugoti angelas sargas.
Jeigu tinkami išreikšti ryšiai, jeigu jie nenuslopinti tarp migdolinio kūno ir frontalinės žievės, tai, sakykime, turim rezultatą, tas vadinama, išlaikyto žmogaus, sako, racionalų šaltų nervų. Jeigu ten su tais ryšiais kažkaip truputį kitaip yra, tai gali būti, tarkim, ten cholerikas, nesusilaikantis žmogus ir panašiai. Impulsyvus žmogus, tarkim, kad ir tie nusikaltimai, žudimai, vienas iš variantų, kad jeigu neurobiologiškai žiūrint, nesuveikia slopinimas GABA erginis, žmogaus impulsas įvyko ir jis tą padarė. Būtent dėl to neurobiologų nuomonė iš principo būtų galima pateisinti bet kokį nusikaltimą. Šie duomenys liudija, kaip sunku atsispirti instinktams arba užplūdusioms emocijoms. Beje, smegenyse gimstantis jausmai – kitas Lietuvos neuromokslo atstovų taikinys. Naudojant jau matytą encefalografą bus tyriamos mūsų emocijos. Žmogui rodydami skirtingus vaizdus ar garsus, tyrėjai registruos atsakus iš visų smegenų sričių. Bus stebima, kaip tos sritys reaguoja į skirtingo patrauklumo vaizdus, kaip signalai pasiskirsto pusrutuliuose. Ar tai skirtingai vyksta moterų ir vyrų smegenyse? Kam to reikia ir kur galima pritaikyti šias žinias? Tai yra daug emocinio pobūdžio sutrikimų įvairiausių, tai, sakykime, žinant fundamentalius principus, tada galima visada kalbėti apie gydymo metodų paiešką kažkokią ir rengimą galbūt. Ir tai reiškia terapinis tas aspektas. Kitas dalykas, kad galima taikyti, sakykime, tokias žinias galbūt naujose srityse, tokiuose kaip neuromarketingas, neuroekonomika, konkrečiau gal net neuromarketingas, čia nebūtinai tiesiogiai, bet tas labai galėtų praversti psichologų sričiai, psichologijai labai vertingos tos būtų žinios.